Dažnai šis miestas vadinamas neribotos laisvės, nesibaigiančių vakarėlių ir nuolatinio svaigulio sostinė. Tačiau tai tik turistinė klišė, senai nusibodusi vietiniams. Romantiškų kanalų ir begalės dviračių miestas gali pasiūlyti žymiai daugiau. Tai pasaulio kultūros lobynas ant polių, kuriame slypi ir lietuviški puantai. Pati pradžia tai buvo niurka į nežinomybę. Tokia buvo pradžia. 1999 metai. Jau dirbau tada Vilniaus operos baleto teatre. Ir tada, dar dirbdama teatre, aš pavažinėjau po keletą konkursų. Ir pamačiau, kas yra pasauly. Ir vienam iš tų konkursų Amerikoje mane pastebėjo direktorius Amsterdamo teatro. Ir jisai sako, gal tu nori pabandyti šitoj trupėj šokti. Pagalvojau, kodėlgi ne, galima pabandyti Amsterdamą. Įsėdau dar į tuo metu, žmonės veždavo su tais mikriukais tokiais, pakeliu ten ežerėlį išsimaudymą, atsimenu, sustoja. Ir, kaip sakyti, ir atvažiavau čia, Olandijos operos ir baleto teatre, kuris prieš tai buvo mano namai, prieš daug metų. Atrodo, kad niekad nebuvau išėjus, kad norisi šokti į pačkutę ir, kaip sakyti, kokį arabeską išmesti. Smagu visada grįžti kaip į savo šeimą. Čia va, eidavom į sceną, paskui bėgdavom. Kai spektaklis vyksta, tai jau čia geriau nesimaišyti. Bėgi, ruošiesi čia kanifolija, vadinasi, pasitrinti tuos puantus, kad paskui scenui nepaslystum. Nespėjai pribėgti prie tos dėžės, slysti jau į tą dėžę. Vienu žodžiu, visas, kaip sakyti, užpakalis kanifoliuotas. Ir paskui ką reikia, vis tiek girdi muziką tavo groja, reikia jau eiti į sceną. Prieš spektaklį, tai kiek atsimenu, tu jauti viską aplinkui, smulkiausią detalę. Pamatai, kas kur ką numetė, kokią špilkutę nukrito ar kas nors. Kūnas tavo visas pasidaro, kaip sakyti, ekstra super jautrus. Visos smulkmenos pasidaro didžiulės, kaip sakyti. Grimas turi būti vietoje ir kostiumas, viskas užsekta, kad ten partneriui netrukdytų. Pagrindinis dalykas yra turbūt puantai. Kiekvienam veiksmui, kiekvienam, kaip sakyti, piruetui, kiekvienam adažiui jau turi būti prisitaikę prie kojos gerai, kad netrukdytų, kad neirituotų ir visa kita. Matuojasi puantus. Žiūrėkit, kiek yra porų aplinkui sudėta. Reiškia, nei šiti netiko, nei tie. Gal tikisi, kad tiks šitie. Oi, ne, jie visai nevienodi. Gauni tokią gražią porą, tu viską išplėšai, perdarai, persiuvi, palieki tik tai patį galą, ant kurio tu turi stovėti, kad jisai būtų kietas, o visa kita nelieka. Aš gimus Kaune, bet daugiausia savo gyvenimą praleidau Vilniui, nes ten mokiausi ir dirbau paskui. Ir atvažiavau, aišku, į Amsterdamą. Ir nežinau, kaip tais laikais buvo, bet šiuo metu gyvena beveik 1 milijonas gyventojų. O pats Amsterdamas, kaip miestas, jisai yra 2 mažesnis už Vilnių. Tai galite įsivaizduoti, kad buvo, kaip sakyti, šokas, kad čia, kaip sakyti, ant kiekvieno kampo po žmogų. Ir vaikštai susispaudęs, namai mažiukai susispaudę. Jeigu vonia kur nors yra kokiam apartamente, tai jau čia pasaka, kaip sakyti, visi tik dušus turi mažus. Vietos nebuvimas, savos vietos nebuvimas, tai yra tikrai buvo didžiulis skirtumas. Aišku, darbo atžvilgių irgi buvo didžiulių skirtumų ir kalbos atžvilgių. Tai grafikai, sakykime, būdavo surašyti, bet viskas olandų kalba. Nesuprantu, kas ten parašyta ir neteinu repeticiją. Vienas iki net į spektaklį aš pavėlavau. Visą laimę, kad aš sėdėjau žiūrovų salėje ir žiūrėjau tą spektaklį. Paskui ateina mokytojas, sako, ar ne tavo eilė šokt, sako. Mensen van Litouwse televisie. Dus, geriausia šokėja. Floortje Eimers. Wat ik vind over. Het is goed. Oh, leuk. Toe. Jinai labai gera balerina ir jinai Olandė.
nedažnai išaugina jie tarptautinio lygio žvaigždės. Bet čia va viena iš jų buvo. Nu, čia va ir vyksta šita gamyba magijos. Grimuojasi šokėjai ir operos solistai taip pat čia. Šiuo metu čia operos vyksta spektakliai, tai jie dabar ruošiasi. Čia beje, ta pati šokėja, kur ką tik sutikom. Va, ruošiasi spektakliui. Teatro visa ta kasdienybė, atmosfera yra ne tokia kaip gyvenime, ne tokia rimta kaip gyvenime. Čia viskas žaidimas teatre. Nuobodulio niekad nebūna. Daugumą pagrindinių rolių jau buvo atlikus Lietuvoje. Lietuvoje ta hierarchija buvo labai stipri. Sakykime, kordebaleto šokėjas arba vedantysis šokėjas, jie turėjo nedaug kontaktų tarpusavį, sakykime, ar ne? Ir tas atrodė natūralu. O čia Olandijoje visi kaip ir lygus. Nu ir aš kaip iš Lietuvos atvažiavus, nors aš ten jau buvau vedanti solistė, aš, kaip sakyt, susinepatoginau, galvoju, nu kaip aš dabar atvažiavau iš kažkur tai ir aš norėsiu čia pagrindinio solistės to etato, ne? Kas dabar čia žmonėm žiūrint yra natūraliausias dalykas. Aišku, tu prašaisi aukščiausio ir gauni kažką žemiau. O aš tada paprašiau kažką žemesnio. Bet tai visa laimė, kad, kaip sakyt, man jie vis tiek pasitikėjo, davė šansų ir aš gana greitai lipau tais karjeriniais laiptukais. Maar de echte winnaar is Ruta Jezewski. Nuo pat pradžių, turiu pasakyti, labai maloniai priėmė ne vien tik tai, kaip sakyti, kolegos, bet ir žiūrovai. Ir davė jie man čia savo tos pagrindinius prizus, kuriuos jau jie turi čia Olandijoje. Jeigu koks apdovanojimas ateidavo, man visada būdavo šokas. Yra memorabilija, kaip sako. Bet viskas palikta Lietuvoje. Mane mama vis graužė, sako. Padaryk normalią vietą, kad matytųsi tie dalykai, kad vaikam, kad jie žinotų, kas tu esi. Jie nežino, vaikai nežinojo kas, jeigu ne mama, tai vaikai nebūtų žinoję, kad aš apskritai šokau. Čia jau ugdoma ne tik fizinė, bet ir protinė, ir emocinė, ir visokios galios, kokios tik būna pas žmogų. Ir jo, čia daug ašarų irgi išlieta yra. Visas grožis yra gimdomas čia. Gimdymas vyksta visų rolių. Save įkvėpti pastoviai tu turi, kad tu vis tiek įeitum į vaidmenį ir atliktum judesi taip, kaip sakykime, tu įsivaizduoji, kaip tu nori. Mechaniškai, tu gali idealiai padaryti mechaniškai tą judesi, bet jeigu tu nesi, kaip sakyti, nejauti jo, tai tau niekada nepavyks padaryti taip, kaip tu nori. Ir aišku, ir dėl to kyla tos, kaip sakyti, gailiesi savęs, kad neišeina. Kojos per trumpos, rankos per ilgos, galva tokia ir anokia, visokių tokių, prisigalvoja visokių trukdžių. Mokyklos iš tikrųjų skiriasi tuo, kad, sakykime, daugiau tokia sovietmečio metų, mano mokykla, kur aš esu, kaip sakyti, šaknis užaugus, tai buvo per jėgą, per skausmą, per prakaitą, per ašaras. Kai atvažiavau čia, tas požiūris šokėjo į savo kūną nebuvo toks drastiškas. Ir iš tiesų rezultatai, kaip pasižiūriu atgal, yra tie patys. Ar tu eini per jėgą ir save prievartauji, ar tu tiesiog atsipalaiduoji ir darai, kokias tu kojas esi gavęs, tokias tu turi, kokias rankos, kaip sakyt, koks grožis yra, toks jau yra. Ir ką tu su juo darai, jau ir yra įvertinta. Tau nereikia kažko didingo spausti iš savęs. Iš pradžių dar prakaituodavau sėdėdama, nes aš galvoju, kažkaip vis tiek girdi muziką, aš net namie išgirstu kokią nors, nežinau, spragtuką ar ką nors, jau širdis virpa, jau prisimenu visus sunkius, kaip sakyt, perėjimus, kur kas nesigavo, visas, kaip sakyt, klaidas ir panašiai. Prisimenu žingsnius visus, po kiek metų, nežinau, 20 metų nieko nedarius.
Nu, ir sėdint, žiūrint į spektaklius, į kolegas, irgi žinai, kurioj vietoj, kas yra, koks žingsniai, koks sunkesnis ar ką, sergi už žmogų, už kolegą, kad pasisektų. Tas visas darbas, tu įdedi savo gyvenimą, čia tavo gyvenimas. Ir dėl to, aišku, jisai pasidaro vertingas dėl to. Ir nesvarbu, ar yra žiūrovai netgi. Nežinau, man asmeniškai tu žiūrovų net nematai, todėl kad jeigu šviesos į tave, tai žiūrovų nesimato, juoda duobė. Bet nėra taip, kad tu eini į sceną dėl to, kad kažką gaut. Tu eini į sceną, nes nori kažką duoti. Taip, tu apsinuogini visiškai, bet ten ir yra grožis. Kainuoja visą tai, ne už dyką gauni. Yra ir prakaito, ir kraujo, ir ašarų, ir visko būna, bet tas išsiliejimas, parodimas savęs visuomet yra įvertinamas, ar nėra įvertinamas, bet esmė pasilieka savyje ir šiaip ar taip gyvenimas tavo. Pastoviai turėjau, aš net Lietuvoje dirbdama, aš turėjau labai daug visokių traumų. Tai tas mano kūnas, kaip sakyti, nebuvo labai pritaikytas baletui. Po 10 metų išdirbus ir su visom tom traumom, ir su visom revalidacijom, sunku nugalėti tą skausmą, pamiršti tą skausmą šokant. Ir tas taip gana nualino mentaliai mane. Ir tuo pačiu aš buvau sušokus jau viską, ko aš norėjau, laikas sustoti ir pradėti kažką naujo. Tada man buvo 30 metų jau. Dar 8 metai oficialiai, 38 paprastai baigė šokėjos karjerą, bet jau 30 jau jautiesi ir dar po visų traumų, po visko tai jau jautiesi 73. Iš pradžių tai buvo šokas toks, nelabai supranti, kas čia įvyko, tave staiga iš tokio, kaip sakyti, apsaugoto gražaus, kaip balionėlį uždarytas sėdėjai, apie 20 metų, sakykim, ir tave staiga išmeta į Amsterdamo kanalą, sakykime, į šaltą vandenį. Tai aišku, šokas, iš pradžių nesupranti, kur tu, kas įvyko. Bet aš buvau pastoviai užsiėmus su kažkuo kitu. Tai man atrodo, tas man padėjo, kad aš gana greitai atsijungiau nuo teatro ir nebuvo man didelės tragedijos, kad aš sustojau šokti. Turėjau jau tokį didžiulę traumą, kelio raiščiai buvo visiškai nutrūkę ir laukiau savo operacijos, kuri vis nusikėlinėjo toliau. Įrašiau į italų kalbos kursus. Susipažinau su italų. Tai man labai gerai buvo, kaip sakyti, aš praktiškas žmogus, pragmatė, lietuvaitė. Man reikėjo pasipraktikuoti. Mes pradėjom praktikuotis. Bet kaip mes susitikom, jisai už 3 dienų gavo kontraktą, jis turėjo išskristi į Budapeštą. Bet prieš atsisveikinant, jisai man sako, jeigu tu nori, jeigu tu man pasakysi, aš pasiliksiu. O aš išsigandau, galvoju, kaip aš čia dabar. Visas gyvenimas aukštinkuom verčiasi, negali būti. Ir mane labai išgąsdino. Nesakau, tu tik tai važiuok, tu tik tai daryk, ką tau reikia. Kadangi aš vis dar turėjau daug laiko, aš pradėjau skraidyti pas jį irgi. Jisai vis dėlto metė tą savo darbą ir jisai parskrido į Amsterdamą. Ir mes taip ir pasilikom nuo to laiko kartu. Lietuviškų grybukų. Namai tai man asocijuojasi su kažkuo smagiu. Nes grįžtu ten visas klegesys, visas vyksmas, visas toks, nėra, kad ramu būna. Labai retai, kada ramu. Ir tai man darbas, tai gal toks daugiau kaip meditacija, atsipalaiduoji, kaip sakyt, atostogų metas. O namuose, kai grįžtu, tai čia sūkurys toksai tave įtraukia ir tu pasimeti ir tavęs nebėra. Sakyčiau, vyras laiko kampus, jisai, kaip sakyt, visus mus ramiai, taip pakančiai, labai daug turi kantrybės.
Jisai mūsų laiko visus kaip kartu sujungia, kaip lyg kokie klijai būtų. Olandijai labai siaurai ir jo, čia ta žemė pas juos taip sunkiai jie ją gauna, tai jinai baisiai brangi. Ir mes gyvenom ant žemės, kuri priklauso karalieniai. Tai mes mokam jai mokesčius karalieniai. Ir aišku, kadangi ta žemė tokia brangi, tai jie čia labai tie namai irgi atrodo menkas namelis, bet jisai kaina jo visada tokia kosminė pasirodo. Gali kokioje kitoje šalyje nusipirkti visą vilą, jeigu turi kokį menką namuką Amsterdamo centre. Išplanavimas ypač tų senų namų tai yra keistas, nes tu iš išorės, jeigu žiūri, tu nematai, net neįsivaizduoji, kiek ten tų užkaborių, kiek ten labirintas toks pasidaro. Ir gali būti, kad iš išorės atrodo vienas siauras namukas, o jeigu įeini per tuos visus labirintus praėjus, pasirodo, kad tu atsiduri kitos gatvės pusėj ir iki ten daėjai, tai reiškia didžiausias sodas, arba tam sode net baseiną įsirengę žmonės būdavo. Būna tokia Amsterdame viena diena, kai atidaro visus šitus, vadina Binnentuinen, kur vidiniai sodeliai. Ir kas nori gali įeiti, nusiperki bilietuką už įėjimą ir gali įeiti pasižiūrėti į kiekvieną tą sodą. Ir tikrai atsiveria visiškai kitas Amsterdamas. Amsterdamas ką tik jau atšventė savo didžiulį gimtadienį, 750 metų. Senas miestas, jisai pagrįstas dar tais laikais vergijos buvo nemažai. Iš to jie pasistatė šitą miestą. Ir yra daug visokių istorijų, pasakojimų, kaip jie statė tą miestą ir kaip iš kur visas tas kapitalas suėjo. Tokios gana liūdnos istorijos. Bet aišku, dabar šiuo metu modernus tas Amsterdamas, jisai yra labai kosmopolitiškas miestas. Gyvena apie 200 skirtingų tautybių žmonių, beveik 1 milijonas. Jisai kaip atrodo, lyg būtų didelis kaimas. Visi visus pažįsta, visi su visais sveikinasi, visi, kaip sakyti, gali, pavyzdžiui, būti dar iš tų senų šeimų, kaip sakyti, palikuonės, jie su titulais ir visais, kaip sakyti, ir kapitalu ir visko. Tokie pat paprasti, kaip ir koks studentas, ką tik atvažiavęs, nežinau, iš Kinijos ar New Yorko. Sėda visi kartu ant to pačio suklerusio dviratuko ir rieda į darbą. Jeigu sulūžtas staiga dviratis, o iš ryto reikia skubėti darbą į mokyklas, tai jautiesi kaip be kojų. Kur gali nuvažiuoti su dviračiu per 5 minutės, jeigu imi tramvajų ar metro, ten užtrunka kokią valandą. Dviratis tai yra, kaip sakyti, nepakeičiamas dalykas čia Amsterdame. Užtat juos labai vagia. Ta laisvė tokia irgi jaučiasi, kad visi gali būti tuo, ko nori. Būna tokie charakteringi Amsterdamo žmonės, kurie dažniausiai stovi arba elgetos, jie stovi su gitara prie parduotuvių, groja žmonėm ir visi juos pažįsta. Ir kai jau jie ar iškeliauja, ar kažkur pakeičia kitą miestą, visi jų pasiilgsta, visi laukia. Arba, pavyzdžiui, buvo vienas žmogus, kur ir metais matai tą patį. Jisai važinėdavosi su blizgančiais trusikais. Visas į nuogas. Va čia toks Amsterdamas. Ir jis ant tokio dviračio, sportiško dviračio pasilenkęs gražiai, jis važiuoja savo pastoviai, aš jį matydavau važiuojant į darbą. Tokių visokių charakteringų žmonių vis matai. Ir jie čia laisvai savo gyvena, nieks nieko, kaip sakyti, jų neklausia, ar tau viskas gerai, ar kažkas tokio. Viskas normalu atrodo. Olandai tai jau yra tulpės, gėlės, jų kūrinys, galima sakyti. Viena parduotuvė, mano mylimiausių parduotuvių. Jinai gana garsi Amsterdame tarp vietinių žmonių. Jeigu koks spektaklis ar ką, jeigu mano draugai šoka, tai aš visada ateinu čia nusipirkti puokštę kokią gėlių. Norėjau pasakyti kvepia, bet jos nekvepia.
Keista, nes Olandijoje aš prie kiekvienos gėlės, prie kiekvieno krūmo, kaip sakyti, eidama mieste tikrinu, ar turi kvapą ar ne. Net rožės kartais nekvepia. Olandai turbūt jau iš tų jau senų laikų jie yra visą laiką kovojo prieš tą gamtą. Jie norėjo atkovoti kažkiek tai žemės iš to vandens, taip kad jie turėjo dirbti kartu visi. Ir matytas bendruomenės jausmas, vienybė tokia, tas geranoriškumas viens kitam ir tuo pačiu susiorganizavimas, jiem tas padeda sugyventi ir tuo pačiu jie yra stiprus tame. Kartais mane jie šokiruoja savo tokiu sausumu. Jie geranoriškai, pas juos tas savaime išeina, jie kaip nieko blogo tau nenori, bet jeigu man nepatinka šiandien, kaip tu apsirengus, tai aš tau tai paimsiu ir pasakysiu, man šitas nepatinka. Ir kartais tas jų gana žaidžia užsienietį, bet jie tarpusavį tai bendrauja, jie tiesiai viską sako, kaip jie jaučiasi, taip jie tau ir pasakys. Nežinau, man patinka jų toks, tas bendruomenės jausmas, man patinka, kad tu niekad nesijauti užsieniečių, niekad nesijauti, kad tu čia nevietinis. Aš turiu pasakyti, kiekvienas syk, kai aš grįžtu iš Lietuvos čia, aš, kaip sakyti, atsipalaiduoju ir mano irgi ir mama, ir sesės taip pat jaučiasi, sako, atsipalaiduojam ir, kaip sakyti, relaxed. Galim būti savim. Kituose miestuose kitaip, aš žinau, kad kitaip yra. Nes čia irgi šitą miestą yra beveik pusė žmonių nėra Olandai. Tai visi mes esam, kaip sakyti, suvažiavę, nevietiniai. Ir dėl to matyti supratimas vienas kito ir todėl jaučiamės visi namie. Mano darbas ir mano draugas, va, matot, kaip sakyti, vargšas jau neatlaikė mano gydymo. Savo aukas pasiguldau. Ir jau tada kalbamės mes, rimtai kalbamės, kartais šaukia, kartais visko būna. Čia visokių tokių instrumentų irgi gana siaubingų turiu, pasikankinimui, truputėlį kraujotakai pagerinti. Žmonės dažnai klausia, kokia tavo specializacija. Yra žmogaus kūnas, aš sakau, visi tie ryšiai tarp, kaip sakyti, mūsų kūne, organizme, kas yra, ir fiziologiniai, ir anatominiai, ir judesio paveikiami, mano yra specialybė, mano specializacija. Net jeigu žmogus ateina su pečio skausmu, aš pasižiūriu, ar širdis gerai plaka, ar plaučiai gerai, ar visas, kaip sakyti, stuburas juda tvarkingai. Kadangi aš pati ant to gydymo stalo išgulėjau metus su visokiom traumam, aš supratau, kaip yra svarbu tas gyjimo periodas. Jeigu nori tikrai profesionaliai gerai atlikti darbą, kurį dabar dirbu, tai yra visas menas. Kaip sakyti, aš nepalikau meninės dalies savo praeitam gyvenime. Ir dabar stengiuosi, aišku, pamatyti visą žmogų. Paskui išklausau visą jo istoriją žmogaus. Ir labai dažnai tą istoriją, ką žmogus pasakoja, ji paprastai nebūna pilna. Ir kada uždedi rankas ant kūno, tada aš išgirstu visą kitą tą istoriją, kurios jisai nebuvo pasakęs. Patart gali, bet negaliu niekad sakyti, nešok, neik daryti to ar ano. Niekada nesu pasakius. Nes aš pati, kaip sakyti, aš sulūžusią nugarą visą savo karjerą prašokau. Aš mokykloje dar scenoje nukritau. Ir nuo to laiko visą savo karjerą prašokau su skausmu. Daktarai tuo metu, kaip jau patikrinę, man sakė, kad aš turėjau gulėti, nejudėti 3 mėnesius, kol viskas ten sugis. Ko aš nepadariau, aš sekančią dieną ėjau ir šokau ir toliau, kaip sakyti, tęsiau savo svajonę. Ar aš šokėja, mano buvo rolė viena tokia, ar sesuo, ar dukra, ar žmona. Kiekviena ta rolė man yra brangi. Bet tuo pačiu tai yra mano rolės, tai nėra aš. Bet tos rolės man padeda susipažinti su savim.
visiems, kaip sakyti, ir tiem, kurie padėjo, ir tiem, kurie atrodė, kad jie prieš mane eina, tie žmonės, man, kaip sakyti, aš už visus dėkinga. Ir gal čia šabloniškai skamba, bet aš iš tikro vidui, kaip sakyti, džiaugiuosi visą laimę, kad aš juos sutikau. Nes aš nieko nebūčiau pakeitus, man atrodo. Nebūčiau pasikeitus visiškai. Jeigu nebūtų kažkokiu tai sukrėtimu ar kažkokiu tai pergyvenimu ar kažko. Kai viskas taip gražiai plaukia, švelniai eina, pagal standartus esi laimingas, nežinau, tai yra kažkoks kartojimasis ir nieks savęs nesukrečia ir nieko tu naujo negali iš savęs sukurt, sakykim. Akstinas toks duodamas tau pačiam susirast save. Nes tik tada per visokius kažkokius sunkumus aš vis labiau ir labiau pradedu suprasti save, susipažinti su savim. Tai aš už visus tuos sunkumus esu labai dėkinga, nes jie visi mane atvedė prie to, kas aš esu dabar. O, ate, o. Apėdavo taip? Kojytėm? Kojytėm jau užpagalį. Išdykėlė, jinai visada išdykėlė buvo. Užsiėmė jau. Užsiėmė labai. Nu, daktariukė, čia. Ate, laimingai. Geros dienos.